O dabar į sceną kviečiu bene žymiausią Lietuvoje aviacijos ekspertą Simoną Bartkų, Lietuvos oro uostų generalinį direktorių. Simono patirtis ir įžvalgos neabejotinai vertingos kiekvienam besidominčiam aviacijos sektoriumi. Šiandien Simonas mus kviečia kalbėtis apie inovacijas, užduodamas provokuojantį klausimą, kuris skamba štai taip. Ar dar liko vietos inovacijoms aviacijoje? Na, nekantriai laukiame atsakymo. Simonai, scena jūsų. Sveiki. Kiek dabar trunka skrydis iš Europos į New Yorką? Kažką žinot atsakymą? 6 valandas. Vidutiniškai šiek truputį daugiau, apie 8. 7-8 valandas mums šiandien užtrunka nuskristi reguliariu reisu iš kokio Europos miesto iki New Yorko. Įdomus dalykas, kad prieš 50 metų buvo galima nuskristi per 3,5. Iš tikrųjų, dabar švenčiam tokį visai liūdną aviacijos sektorių jubiliejų. 2003 metais, lapkričio mėnesį, tai reiškia prieš 20 metų, šitas Concorde lėktuvas įvykdė savo paskutinį skrydį. Iš principo, lėktuvas, kuris leido vykdyti reguliarius reisus, visiems prieinamus komercinius skrydžius, praktiškai 2,5 karto didesnių greičių negu įprasta skraidyti dabar. Nuo to laiko praktiškai visi lėktuvai skraido vienodais greičiais. Ir jeigu mums reikia nuskristi kažkur į Pietryčių Aziją, tai turim susitaikyti, kad tai iš Europos gali užtrukti mažiausiai 12 valandų. Galų gale netgi patys tie moderniausi lėktuvai, kuriuos naudoja moderniausios ir naujausius lėktuvų parkus turinčios aviakompanijos visame pasaulyje, dalis jų iš esmės inžinerinė prasme buvo sukurti dar prieš pusę amžiaus. Boeing 737 MAX lėktuvas, kuris šito slaido paveikslėlyje atrodo ypatingai modernus ar ne ir naujas, bet iš principo pirma šio orlaivio karta pasirodė dar 70-ame dešimtmetyje praėjusiame amžiuje. Tai kyla klausimas iš tiesų, ar aviacija eina kažkokiais žingsniais būtent to modernumo keliu. Galų gale, kas liečia ir tą pačią keleivių patirtį, turbūt mažai auditorijoje rasim žmonių, kurie ypatingai vakarų pasaulyje skraidydavo prieš 50 metų, bet galim matyti filmuose arba kažkokiuose gražiuose paveikslėliuose, kaip įspūdingai atrodė paslaugos lėktuvuose, kaip būdavo ar ne pilstamas brangiausias konjakas ir kepama šviežia žuvis. Ir atrodė, kad kur toliau aviacija nueis. Dabar ar neskrendam, tai dažniausiai su pigių skrydžių bendrovėmis, tai servisas apskritai skrydžio metu nėra jokio produkto dalis. Tai irgi, ar čia mes inovuojame ir einame kažkur tai šitoje vietoje į priekį. Įdomus dalykas, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie anksčiau skraidė ten, kai paveikslėlėje buvo parodyta kairiai pusiai, dabar dažniausiai skraido taip, pirma klasė niekur nedingo, bet iš esmės efektyvėjantis ir pingantis visas skrydžių produktas apskritai skraidančių žmonių kiekį pasaulyje padidino 10 ar netgi 100 kartų. Labai dažnai ar ne statistikoje mėgstama naudoti įvairius pavyzdžius iš tos paties ar ne pasaulinių tendencijų arba europinių tendencijų. Aš turiu surinkęs ir tokius pat ar ne skaičius apie lietuviškas tendencijas, kiek Lietuvoje žmonių skraido lėktuvais. Kažkas galbūt iš savo tėvų, dėdžių ar tėtų, arba galbūt kažkas patys prisimenat kažkokias romantiškas istorijas, kad būdavo laikai, kai Lietuvoje buvo galima su lėktuvu nuskristi į Biržus ar į Rokiškį, o jau nekalbant apie tai, kad į Palangą atrodo visi skraidydavo vien tik tai lėktuvais. Įdomus dalykas, ar ne, kad dabar mes iš tikrųjų į lėktuvus Lietuvoje įlipa žmonių bene 20 kartų daugiau. Ir skrenda ne į Rokiškį, o dažniau į Barceloną ar į Londoną. Tai iš principo aviacija nuėjusi savo tą visų efektyvumo keliu, visų inovacijų keliu, labiausiai privedė prie to, kad jinai tapo gerokai saugesnė, gerokai prieinamesnė ir ypatingai gerokai pigesnė. Ypač kalbant ar ne tais šių dienų pinigais. Bet kokiu atveju, ar ne, klausimas mano vertinimu iš tiesų yra geras. Ar dar yra vietos arba kur aviacija labiausiai šitoje vietoje inovuoja? Jeigu matom, ar ne, kad paslaugų lygis kaip ir nekyla,
lėktuvai iš esmės yra tokie patys, tie patys metaliniai vamzdžiai, kuriuos reikia įlipus klaustrofobiškai ir ne 700 km/h greičiu kažkur tai lėkti. Anksčiau netgi buvo technologijos, kurios leido skristi greičiau, pasirodė, kad niekas nenori už tai mokėti ir nusistovėjęs lėktuvų greitis tapo netgi lėtesnis negu technologijos iš esmės leidžia. Bet iš tiesų, kur aviacijoje vyksta daugiausia tos inovacijos. Tai viena turbūt kryptis akivaizdi ir šitoj konferencijai turbūt nuolat apie tai kalbama, būtent kaip padaryti bet kurią transporto rūšį, kaip įmanoma žalesnė. Tai reiškia, kad kadangi aviacija neturi tokių greitų atsakymų, kaip pradėti naudoti ar ne neteršiančius lėktuvus tuo metu, kai jie ore. Kaip žinia, ar ne, prie laido lėktuvo greičiausiai nepavyks prijungti. Yra inovuojama ir bandoma ieškoti vadinamųjų sustainable aviation fuels, aviacinių degalų, kurie būtų gaminami iš atsinaujinančių šaltinių. Europos komisija turi iškėlusi siekį ir daugiau naudoti vadinamųjų susintetintų degalų ir siekis yra iki 28% tuos dalykus pasiekti. Tačiau didžioji dalis ar netų visų žalinimo dalykų pirmiausia yra nukreipiama tiems procesams, kurie vyksta ant žemės. O kas aviacijoje vyksta ant žemės, tai paprastai viskas tai vyksta oro uostuose. Viena iš tokių vietų yra oro uostai, nepaisant to, kad stengiamasi ar ne kiekvieną žemės plotą, kuris yra naudojamas aerodromo teritorijoje įdarbinti kaip įmanoma efektyviau, bet kokiu atveju tiek dėl saugos reikalavimų, tiek dėl įvairiausių aplinkybių tikrai yra pakankamai ploto ir pakankamai atviro ploto, kur būtų galima įrengti tos pačius saulės kolektorius. Ir Lietuvos oro uostai tai ketina daryti. Planuojam artimiausiu metu skelbti konkursus būtent tokiems parkams įrengti tiek Vilniaus, tiek Kauno, tiek Palangos oro uostuose. Nepaslaptis, kad oro uostai naudoja tikrai daug vietos, tikrai daug šitos bendrai energijos. Kitas turbūt dalykas yra tai, kad kyla standartai būtent tam pačiam energetiniam pastatų efektyvumui. Kad tie pastatai, kurie yra naudojami oro uostuose, būtų kaip įmanoma efektyvesni. Ir Vilniaus oro uostuose, kaip žinia, šiuo metu yra statomas naujas išvykimo keleivių terminalas kairiai pusėje nuo mums įprasto senojo terminalo vaizdo, kur irgi ypatingas dėmesys yra skiriamas būtent efektyvumui ir energetiniam efektyvumui. Dar vienas dalykas, aš manau, kad akivaizdu, kad daugiausia tvarumo kryptyje ir žalinimo kryptyje ar neturi tie projektai, kur laiminčios pusės yra ne vien tik tai ar nesumažintas CO2 kiekis, bet yra ir kitų laimėjimų. Artimiausiu metu Vilniaus oro uoste mes planuojam įsigyti ir pakeisti visus autobusus, kurie veža nuo keleivių terminalo iki lėktuvo į elektrinius autobusus. Ir šitoje vietoje matom ne vien tik tai laimėjimą, kad sumažinam CO2 išmetamą kiekį ir poveikį gamtai, bet kaip žinia ir apskritai paslaugų kokybė būtent šitoje vietoje yra šiai dienai nepatenkinama, tie autobusai yra seni ir netinkamai galbūt ir kartais eksploatuojami. Tai iš esmės to pakeitimas ir atsižvelgiant dar į tai, kad esame apsiskaičiavę, kad kadangi oro uostuose važinėjimo atstumai yra pakankamai nedideli, ta galutinė kaina, kurią sumoka šiuo atveju aviakompanijos, automatiškai tai greičiausiai jos dažniausiai perkelia ir galutiniams naudotojams tą kainą, kad įmanoma pasiekti tokį technologinį virsmą, kartu iš principo visiškai nepadidinant šitos paslaugos kainos. Dar vienas dalykas, į kur yra nukreiptos inovacijos aviacijoje, kalbant apie oro uostus, tai yra kuo užtikrinti sklandesnę keleivių patirtį tuose kelionės elementuose, kurie kelia daugiausia streso, atima daugiausia laiko ir dažniausiai būna mažiausiai apibrėžti. Tai vienas iš tų dalykų yra aviacinio saugumo patikra, su kuria mums reikia visiems kaip keleiviams susidurti, kad ir kur beskristume, kalbant apie vakarų pasaulį, absoliučiai visur. Santykinai aviacijai tai vis dar yra naujas dalykas, tos griežtos aviacijos procedūros, mes ir nebeprisimenam, kad kažkada buvo kitaip, bet didžioji dalis
įvairiausių apribojimų, griežtų patikrų, skysčių ribojimų ir kokie jie bebūtų, atsirado tik 21 amžiuje ir 2001 m. rugsėjo 11 įvykiai buvo pagrindinis triggeris, kodėl tai atsirado. Tai iš esmės turim tik tai gerus 20 metų, kad technologijos, kurios yra reikalingos būtent tai patikrai atitikti, pasivytų dabartinės tendencijas ir dabartinį poreikį. Tai irgi artimiausių metų, jau netgi šiais metais, naujos kartos įranga yra pradedama diegti Kauno oro uoste pirmiausia, kur keleiviams nebereiks išsiimti jokių daiktų iš savo bagažo, nei laptopų, nei skysčių, kuriuos su savim vežatės prieš patikrą. 25 metų pradžioj su naujų terminalų tai atsiras ir Vilniaus oro uoste, kas iš esmės ar ne sutrumpina tiek patikros laiką, tiek mažina stresą, tiek nuima tą krūvį nuo tinkamo pasiruošimo keleivių rankinio bagažo patikrai prieš bet kurį skrydį. Dar viena turbūt tendencija, tai yra savitarnos tendencija. Skeptikai turbūt šitoje vietoje pasakytų, kad čia turbūt taupimo priemonė, panašiai kaip ir prekybos centruose, kad vis daugiau stengiamasi funkcijų ar neperkelti ant pirkėjų pečių, čia ant keleivių pečių, bet šitoje vietoje tyrimai rodo, kad iš esmės visos šitos priemonės, savitarnos priemonės realiai supaprastina daugybę procesų ir sumažina keleiviams stresą, nes tai tampa labiau nuspėjama, kiek laiko užtruks. Ir ypatingai tie keleiviai, kurie keliauja dažnai, kurie keliauja daug, o tokių keleivių yra tikrai daug, kurie sugeba ir po 50 kelionių per metus atlaikyti šitoje vietoje. Iš esmės jų visas krūvis oro uosto infrastruktūrai tokiu būdu sumažėja ir jų kelionė iš esmės šitoje vietoje sutrumpėja. Matom ir kitas technologijas, kurios diegiasi būtent automatizuojant įvairiausius procesus. Ir paskutiniu metu nemažai teko matyti ir įvairių inovacijų, kurios daromos toje pačioje biometrijos srityje, kad keleivių atpažinimą vykdyti ne pagal boarding pasų skanavimą, kas yra įprasta dabar praktika, ar kelionės kitų dokumentų skanavimą, bet naudojant tas pačias ir veido atpažinimo priemonės ir panašiai. Technologijos čia jau yra vietoje. Klausimas yra, kaip bus susitvarkyta turbūt su teisiniu reglamentavimu, visos duomenų apsauga ir visais kitais dalykais šitoje vietoje srityje. Dar vienas dalykas turbūt, kas irgi yra labai svarbus aviacijos sektoriuje, aviacija yra ypatingai kompleksinė sritis, kurie veikia daugybę skirtingų organizacijų, daugybę stakeholderių, skirtingos institucijos, skirtingos organizacijos vykdo skirtingas funkcijas oro uostuose. Jeigu matot paprastą aptarnaujamą lėktuvą, jame veikia tiek oro uostas, tiek aviakompanija, kuri tą lėktuvą operuoja, tiek antžeminio aptarnavimo kompanija, kuri rūpinasi keleivių laipinimu, išlaipinimu, lėktuvo aptarnavimo, degalų užpilimu arba visom kitom funkcijom, tiek pasienio tarnybos, kurios užtikrina žmonių judėjimą būtent per tarptautinės sienas, tiek muitinės organizacijos, kurios stebi būtent daiktų ir bagažo judėjimą, ypatingai per valstybių sienas. Tai ypatingai didelis dėmesys ir ypatingai didelės inovacijos yra būtent dedamas į kolaboraciją visų šitų organizacijų, į greitesnių sprendimų priėmimą, nes kartais ar ne, man irgi labai dažnai tenka sulaukti ar ne klausimų iš pažįstamų ir iš mažai pažįstamų žmonių, kodėl man vėlavo vienas kitas skrydis ar kita situacija kažkokia pastebėta, atrodo visiškai už suvokimo ribų, bet tam tikri aviaciniai niuansai, kur geras kolaboracijos nebuvimas kartais neleidžia nuo visų šitų situacijų išvengti. Labai geras pavyzdys ir Lietuvos oro uostai tai išbandė šiais metais per NATO viršūnių susitikimą, kada buvo sukurta nemažai naujų kolaboravimo priemonių tarp visų institucijų ir jos labai sėkmingai suveikė būtent priimant pačius didžiausius ir pačius svarbiausių asmenų lėktuvus čia Lietuvos oro uostuose, tai mes irgi norim perimti visas tas praktikas ir įdiegti į kasdienės operacijas kuo daugiau tos gerosios praktikos, kurie atsiranda bet kur pasaulyje. Tai norėdamas apibendrinti, ar ne, turiu irgi pažymėti savo tokią įžvalgą iš bendrai iš aviacijos sektoriaus. Aviacijos sektorius, bent jau mano vertinimu, turi labai daug avantiūros,
labai daug pinigų yra metama čia į inovacijas iš avantiūristiškų paskatų. Vienas iš tokių projektų ir ne vienas toksai projektas yra, kai yra investuojami pinigai į tuos pačius viršgarsinius lėktuvus ir bandymas juos atrasti, bet kai ką turbūt reikia vertinti su tinkamu sutinkama skepticizmo priemaiša, nors ir tos inovacijos atrodo labai gražiai ir kartais sulaukia labai daug laikų ir klikų šitoje vietoje žiniasklaidoje. Didžioji dalis inovacijų būtent yra, kas būtent vyksta toje pačioje tvarumo srityje, efektyvumo srityje, tam, kad aviacija kaip sektorius būtų atviras dar didesniam kiekiui žmonių, nes, kaip žinia, statistika rodo, kad tik 1 iš 9 gyventojų pasaulyje apskritai kažkada iki šiol yra skridęs lėktuvu. Tai ačiū Jums ir geros visiems dienos.